Mieli broliai ir seserys, šiandienos Evangelija mums pasakoja apie Šventojo Jono Krikštytojo įkalinimą. Mistiniai autoriai šiame įvykyje įžvelgia gilią simboliką. Jono Krikštytojo įkalinimas tam tikrą prasme žymi Senojo testamento užbaigimą ir naujojo pradžią. Jonas įkalintas atstovauja Senajam testamentui, kuris užsibaigia. Jėzus, pasitraukęs į Galilėją, pradeda naują išganymo istorijos etapą. Būtent ten jis pradeda skelbti Evangeliją. Jėzus pradeda savo tarnystę aiškių ir tiesioginių kvietimų. Atsivertimų, tikėjimų ir širdies atvėrimų dangaus karalystei. Tačiau yra labai svarbus dalykas, kurį turime suprasti. Net ir skausminguose įvykiuose egzistuoja Dievo sumanymas. Šventasis Jonas Krikštytojas buvo teisus žmogus, Dievo žmogus pilnas dieviškosios malonės. Toks žmogus gali būti paliestas nedorėlių. Tik Dievo apvaizdos leidimu. Dievas rūpinasi savaisiais kaip savo akių vyzdžių. Nieko neįvyksta už jo meilės kupino žvilgsnio ribų. Kai Dievas leidžia įvykti blogiui, jis to nedaro todėl, kad norėtų blogio, bet todėl, kad iš to blogio jis moka išvesti didesnį gėrį. Mes ne visada sugebame tai suprasti, tačiau Dievas gali padaryti taip, kad iš tragiškiausių įvykių išaugtų patys nuostabiausi dalykai. Jėzus nebūtų pradėjęs skelbti Galilėjoje ir galbūt nebūtų buvę visos Galilėjos tarnystės, jeigu Jonas Krikštytojas nebūtų buvęs įkalintas. Čia aiškiai matome dievišką sumanymą. Tai kartojasi per visą bažnyčios istoriją, kai krikščionys yra persekiojami Jeruzalėje. Evangelija pasiekia Samariją, kai padėtis šventojoje žemėje tampa sunkiai. Apaštalai išsisklaido po visą pasaulį. Daugelis vietų, kurios šiandien yra evangelizuojamos, pažino krikščioniškai tikėjimą, būtent persekiojimų dėka. Pavyzdžiui, nebūtų katalikiškų vyskupijų Sibire, jeigu nebūtų buvę komunistinių persekiojimų. Ir tai mus moko labai konkretaus dalyko mūsų asmeninėme gyvenime. Prieš murmėdamas, prieš skųsdamasis, prieš sakydamas, mano Dieve, kodėl būtent aš, pabandyk pamatyti skausminguose savo gyvenimo įvykiuose. Galimybė, kad Dievas ruošia prisikėlimą. Dievas niekada neleistų blogio, jeigu iš jo negalėtų išvesti didesnio gėrio. Tai yra esminis krikščioniškojo tikėjimo principas. Aiškiai išreikštas Šventojo Augustino. Tiems, kurie gyvena malonėje. Tiems, kurie myli į Dievą. Viskas, absoliučiai viskas tarnauja gėriui. Tačiau yra ir logiška pasekmė. Kas negyvena malonėje, kas negyvena draugystėje su Dievu, negali sakyti, kad viskas jam išeina į naudą. Tačiau jei gyveni malonėje, net ir patys tamsiausi įvykiai, patys nesuprantamiausi, patys regis neteisingiausi, yra dieviškojo sumanimo dalis. Tai nereiškia, kad Dievas sukelia blogį. Blogis įvyksta dėl žmonių laisvės ir jų nedorybės. Tačiau Dievas, kuris yra apvaizda, geba pasinaudoti net žmogaus nuodėmę, savo karalystei plėsti. Jis pasinaudojo Erodo nuodėmę, kuris įkalino Joną Krikštytoją, kad pradėtų dangaus karalystės skelbimą. Ir lieka klausimas, kokį gėrį Dievas bando išauginti, kai leidžia tavo gyvenimo vargus. Tegul Dievas tave laimina.